pasakysiu vieną su meile susijusi prietarą. Yra tokių vyrų, kurie, šiaip žiūrėdamas juos nepasakytum, kad jiems trūksta. Bet va, kai jie susipažįsta su moterimi, po kiek laiko jau ir netgi ne po kiek, o iš karto jie pagalvoja, o kažin kokia šita moteris lovoje. O ar dažnas susimasto, kokia šita moteris muziejuje, bibliotekoje, bažnyčioje. Aš tikrai nemanau, kad svarbiausia, koks žmogus lovoje. Todėl, kai ieškau darbo, aš einu pas darbdavį su pluošta visokių nuotraukų. Štai aš prie stalo, o štai po stalu. Bet man nėr ko slėpt, rodau ir nuotraukas, kuriuose aš lovoje. Štai aš lovoje su knyga, štai su taurė, o štai aukštielninkas. Rankos į šalis. Bet atvirumas už atvirumą, todėl sakau darbdaviui, o koks lovoje jūs? Ir tas trūstus vyras net kažkaip susidrovėjęs, pameta keletą nuotraukų, visose toks pat užsimerkęs, išsižiojęs, seilė nudrykus. Bet gerai miega tik geras žmogus. Su tokiu sutarčiau. Bet apie pačią gražiausią meilę dabar trumpai. Iš pradžių tyla, kaip dabar. Paskui žmona atsidūsta. O, aš numoju ranką. Ir viskas aišku. Todėl ir nekeičiu žmonos, jeigu reiktų iš naujo viską aiškinti, iš proto išėti.